Round one. Fight! SR Melon. Čia va ta vieta, apie kurią kalbėjau. Nėra tokia ir baisi? Palauk. Ko? Okei. Tu tikrai pasiruošus? O tai aišku, Nes mes vis dar galim, žinok, grįžti. Ne, kodėl aš turėčiau grįžti? Aš čia buvau, žinok, ne vieną kartą ir čia tikrai tokių... Čia tu ką tik tai padarei? Jo, aš. Kaip? Ką aš žinau, tu gal jau sugalvojai kažką Jo, sugalvojau. Skersiais, čia bus skersiais. Eik, prašau, eik. Ne, tai tu nori parodyti, prašau. Aš čia buvau baisu, nebenoriu. Okei, aš einu, mane baisu. Sveiki. Inga? Kas? Čia žmogus? Aš nežinau. Ką tik dariau. Nesąmonė, čia šešėlis. Koks? Tai iš kur čia šešėlis? Nežinau, šviesos kažkokios. Čia nėra jokios šviesos, Inga. Šiek tiek yra, vis tiek turi susidaryti kažkoks šešėlis, eiktų, viskas gerai. Plius dar su telefonu, tai čia... Žiūrėk, tu eik ten, aš eisiu ten ir aš nežinau, man baisu, bet man atrodo, kad pamatyti reikia įsiskirti. Gerai, pabandom. Gerai, aš einu ten. Čia tu, Inga? Ne, aš norėjau klausti, ką tu ten išmetei. Aš nieko neišmečiau. Aš ir nieko neišmečiau. Baig! Aš nieko nepadariau dabar. Tikrai, prisiekiu. Tai kas čia krenta? Gal einam iš čia? Bet čia dar tik įdomu darosi. Sauliau, tu girdi? Nenoriu, Sauliau! Daryk. Neatsidaro! Daryk, Sauliau, please! Bėgam. Nu, Inga, galiu pagaliau tiki kokiamis nors būtybėmis, a? Gal? Kolonėlę pamiršau. Kaip matėte, Saulius mane visai neblogai išdūrė. Nu, nepyk, Inga. Tikrą vaiduoklį sutikti gana sudėtinga, bet jų apsimesti visai paprasta. Helovino šventė būtent tam ir skirta. Galite persirengti baisiomis būtybėmis arba pasinaudoti mūsų Sauliaus idėjomis ir išgąsdinti savo draugus. Kaip kad ta netikra vaiduoklio nuotrauka. Galiu parodyti, kaip tai padaryti. Pirmiausiai įsijunkite ilgo išlaikymo funkciją kameros nustatymuose. Tuomet laikykite kamerą visiškai stabiliai ir paprašykite, kad žmogus pajudėtų į šalis. Štai ir turite vaiduoklio nuotrauką. Man vis tiek atrodo, kad vaiduokliai egzistuoja. Taip, mums nepavyko jų nufilmuoti, pričiupti, nufotografuoti. Taip. Einam, gal geriau paieškosim kokių kostiumų, pasisemsim idėjų.